Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Klauso. Labą dieną. Labą dieną. Čia jūs džinsais prekiaujat? Taip, mes. Čia toks nesusipratimas šiandien įvyko. Kas tiko? Aš pas jūs šiandien kelnes matavausi. Ir? Ir gėda pasakyti, bet apsivogiau. Ir ką pavogėt? Nepykstat? Pykstam, ką pavogėt? Aš atėjau su savo džinsais. Pasiėmiau naujus, pasimatavau ir išėjau nesumokėjęs, o senuosius palikau kabinoj. Bet mes neradom jokių senų džinsų. Jūs gal galit pažiūrėti, ar liko? O prieš kiek laiko jūs čia buvot užėjęs? Prieš 1,5 valandos kažkur. Gerai, pažiūrėsiu taip. Bet jūs mūsų naujus atneškit, prašau. Tai jūs pirmiau pažiūrėkit, aš palauksiu. Gerai. Eik pažiūrėti, girdė, ar yra džinsai palikti kabinai. Greit. Taip, pažiūrėsim. O kodėl jūs taip blogai pasielgėt? Tai kažkaip vat pagalvojau, kad tai padarysiu, bet paskui susigėdau ir nusprendžiau prisipažinti. Nėra pas mus jokių džinsų jūsų. Pala, ei, kaip tai nėra? Nėra. Ten buvo kišeniai 500 litų. Tai jūs juos paimkite ir sumokėkite už mane. Berods 299 kainavo, o kas liks jūsų? Ką jūs čia juokaujat? Nėra pas mus jokių džinsų. Nu tai aš dabar jau tikrai negrįšiu. Man atrodo, kad jūs kažkaip žiauriai biški prikolinat. Kaip sakėt? Sakau, man atrodo, kad jūs čia biški žiauriai prikolinat. Tai jeigu jums nereikia, aš galiu negrįžti. Nu, mums aiškiais, kad reikia. Tai reiškia ir jūs apsivogėt. Ten buvo 500 litų. Galvojau, kad paimsit iš kišenės ir sumokėsit. O paskui visus kitus pinigus jums paštu išsiųs. Tai kas lieka jums būtų? Jo. Gerai. Tai paieškosime kur nors. Ne, o iš tikrųjų, čia jūs neėmėt mūsų džinsą, aš taip nujaučiu. Kažkas čia žiauriai prikolino. Aš pasikartosiu. Jeigu jums jų nereikia, tai man dar geriau. Tai ką man dabar daryti? Duokit man savo kolegę, gal jį mane prisimins. Gerai. Aš ir prisimės palavai, o tas žmogaus. Kokį? Kur mandavo džinsą ir nenusipirko. Paliko. Kažkas ir daug tokių buvo. O kas nors, kažkas paliko džinsą. Atsiprašau, nieks su jumis nesišneka. Tai suprantu, kad man grįžti nebūtina. Ta prasme, jūs neteisingai suprantat, jeigu jūs pasiėmėt mūsų džinsus, tai jūs privalot sugrįžti iš tikrųjų. Bet jeigu logiškai mąstant, tai niekas manęs ir nepagaus. Nu šiaip logiškai mąstant jo. O jūs visgi pagavo. Čia lalūna. Aš taip ir galvojau, kad čia kažkas prikolino. Čia lašas po lašo. Man čia aišku. Geros jums nuotaikos ir gerų klientų. Gerai, viso gero.